Parsisiunčiam Oxygen Installer programėlę, pasileidžiam ją, tada pasileidus ją, valdiklis įjungtas yra ant Bluetooth modo. Kai jisai yra įjungtas, įjungiam Begin, ieškojimas, surandame, atsidarome internet modą. Tuomet matome pagrindinius paveiksliukus ir tiesiog žiūrite internet module settings, spaudžiame ant šito parametro. Tada pasirenkam pradžiai time synchronization with the phone, kad susinchronizuoti laiką ir datas. Sinchronizavo. Tada einame į Wi-Fi module settings. Pasirenkame ieškoti Wi-Fi ryšio. Radus Wi-Fi ryšį, pasirenkam mūsų Wi-Fi ryšį. Jeigu neveiktų paieška, tada vadinasi reikia suvesti Wi-Fi'aus pavadinimą rankiniu būdu. Pas mus slaptažodis yra išsaugotas, bet reikėtų dar slaptažodį įsivesti ir viskas kaip ir susieta. Tada grįžtume atgal ir Get Oxygen Installer ir kai iššoka šią lentelę, tiesiog pasirenkame Wi-Fi mode. Patvirtiname ir viskas, prabėga eilutės. Ir prabėgus eilutėmis po kurio laiko susikonektina automatiškai Wi-Fi signalą su valdikliu. Tada galite naudoti Oxygen Easy programėlę.